Buvo, kaip nebuvo, 20 amžiaus vidury, rytų Lietuvos pakrašty, nuo visų miestų nutolę, atrasti klodai gero molio. Ir sovietų vyriausybė nutarė statyti jų gamyklą 1971 metais. Jei tempsi didesnį naštą, gausi pagirimo raštą. Už darbingi aplamai, tokį pat, kad tinginiai. Nu, žodžiu. Čia gyvena atvažiavę iš Vilniaus, vyras su žmona, turi korgį šuniuką, gražų. Vyras čia būna, o jinai važiuoja Vilniui, dirba mokytoja. Sako, nusibodo Vilniui tas betonas visur, o čia, sako, jie pirmam aukšte, vyras jau sunkiai vaikšto, laukon išeit gerai, va, oras grynas. Va tie va du namai yra užblokuoti, va vienas ir kitas va ten. Aha. Ir kodėl jie užblokuoti? Todėl, kad tiek žmonių nėra, o šildymas reikia. O tada mokėti negali, tai jie užblokuoti. Visai atjungta šildymas, jeigu reikėtų, pajungtų, bet ten jau ir, nu, tik vat sienos langai. Kad kaimynas jūsų? Na, vyras eina, sakysi, kur tu? Nu, ateik. Kaip jūs susipažinote? Dirbam kartu dirbam. Ir čia vat mano tėviškė, o kur žuvininkystė, ten jo tėviškė, mes čia vietiniai. Seniai čia gyvenam šitam name. Ateik, nebijok, nesisarmatyti. Sako, sarmatytis. Gyvenimą baigi dar sarmatytis, ko tu jau? Na, kartais būna to. Ateik. Kiek didžiasalį jau? Nuo 80. Nu va, Praeito amžiaus. Tai jau senas gyventojas didžiasalį. Senas per dylą. Gražiai šnekėk. Kažkada tai į ekskursijas važiuodavom, nedulkės rūkdavo į Leningradą. Tai jaunystėje buvo ta barata. O kurioje gamykloje dirbote? Plytiniai. Plytiniai. Čia buvo plytinė. Čiagi viena gamykla buvo, visi mes dirbom ten. Nuimk ten tą gėlę nuo stalo tą, pastatyk kampaną. Kampaną? Nu, kitan, ant kito staliuko. Tu neburbuliuok, jie rašo, tai va tai bus, prisišnekėsi. Draugiška jūsų laiptinė šita? Nu, mes čia nėra ko pyktis, visi beveik tokio pačio amžiaus. Gyvena ir rusai, baltarusai, ir lietuviai, ir visi kalbam, susikalbam, visi vienas kitą žinom, pas ką muziką užgroja, žinom, pas ką svečių yra. Ar patinka jums Didžiasalį gyventi? Kur daugiau patinka? Man teko biškai Vilniui gyventi kažkada tai seniai, bet aš, pavyzdžiui, vat, kai su reikalais nuvažiuoju, tai tik džiaugies, kad greičiau ištrūkt atlėkti. Nemėgstu aš didmiesčių. Jau Ignalinoje, vat rajoną nuvažiuoju, ten visur irgi eilės, spūstys, parduotuvėse, visur. Mes čia savo įpratę. Pasiskambinam parduotuvę, paklausim, ar prekes jau atvežė. Savo turim, kaip čia pasakyti, įpratimą tokį. Taip, klausau jūsų. Labą dieną. O žinokit, ne, šiandien mes negavom, gausim rytoj. O faršą tai kokį jum? 450 gramų? O, kefyras, žinokit, aš jums savo, aš palikau, bet vyras sako, važiuosime į Ginučius, tai aš jums savo atiduodu. Paklausė, ar yra ta prekė, ar nėra prekė, ar galit palikti, ar negalit. Nu, taip ir bendraunam su visais. Nu kas, ponas, gal saulė gražu norit? Ar prisimenate metą, kai gamyklos užsidarinėjo, ar kai plytų? Jo, čia buvo 91-2 metai,
Nu, tai baisu, labai. Mūsų miestelis, tarp kitko, buvo labai gražus, labai didelis. Ir kad gauti būtą čia Didžiasalį, reikėjo stovėti eilėje kaip dideliam mieste. Na, viskas. Ir tada kas į miestus, kas į užsienį. Ir liko mūsų Didžiasalis, kaip priklijuota buvo etiketė zombių miestas. Oi, pergyvenau labai, nes aš tuo momentu dirbau Vilniui ir dirbau kaviniai. Ir man žmonės ateidavo, vat mano kolegės sakydavo, pasižiūrėjusi tave, sako, man atrodo, tu iš čia, sako, tik tai, iš Didžiasalio vienas normalus žmogus. Labai daug buvo piktų žmonių, būtent ant žurnalistų. Nerodydavo, kaip žmonės gyvena ten, kaip bendrauna. Visi, zombių miestas, ir viskas. Ir atrodė, toks įspūdis buvo, kad čia visi tokie. Visi girto kliauna. Žmonės skiriasi, kas pradėdavo gerti. Dėl to pato įsiskirdavo. Ir šiandien irgi su darbais, ne visiems išeina lengva. Taip. Kas, pavyzdžiui, su darbais, pas mus, nėra tokių įmonių, kaip norėtųsi, pavyzdžiui, kaip buvo anksčiau gamykla. O taip, kas, komunalinis, parduotuvės, mokykla, seniūnija ir viskas. Nežiūri kamerą. Gamykla elektromonteriu dirbau iki gamyklos sustojimo. Paskiau apsaugoj buvo gamyklas, sargų, kaip vadinamų. Mano viršininkas buvo Mamertas Papšys, stovintis. Jis visą laiką buvo viršininkas, saugos viršininkas buvo ir... Kontroliuojantis asmuo. Pavaldus buvau tik tai generaliniam direktoriui. Fotografuodavau, paskiau, sako, žiūri, sako, pas tau daug nuotraukų lieka. Tai aš grinai ne savo, aš beveik viską pasidalinu. Visgi nori, kad kažkoks atminimas liktų apie Didžiasalį, čia gyvenusius, dirbusius žmonės. Ne taip, kad išeitų sugriuva ir viskas, ir baigėsi tom Didžiasalis. Čia va gamykla, dar statoma keramzito cechas. Parkas neužaugęs, va čianai, kai važiuoti Didžiasalį, Mamerto sodintas. Čia plynas laukas buvo, mes gamindavom 64 milijonus plytų per metus, tokie buvo pajėgumai gamybiniai. Mūsų plytam pastatyta yra Visaginas. Turėjom savo estradinį ansamblį, spec rūbai buvo visiems pasiūta. Ir dirbau iki gamyklos visiško sugriuvimo, kai griuvo stogas, beveik prie mano pamainoje griuvo stogas. Nesupratom, kas gerai, kad nebuvom ceche, apie įmę. Stogas griuvo, dulkių visur, sniegą paprasčiausiai neatlaikė. Sugriuvo 5000 kvadratinių metrų stogo, šlioptelėjo. Didelis gražus debesys nuėjo ant brolių baltarusų. Bomba, didžiulis, įspūdingai atrodė. Iš pradžių kažkokie buvo norai atsiradę taisyti, remontuoti, bet čia vyko pertvarkos, visokios reformos, lėšų nebuvo. Mes pirmieji gal atsidūrėm tokioj neigiamą socialinėje aplinkoje. Paskui nuėjo ta banga per visą Lietuvą. Taigi, šis kryžius simbolizuoja mūsų gamyklos pradžią ir griūtį. Autobusais darban vežioja, nes gamyba nesustoja. Dirbo dienom ir naktimis 4 pamainomis.
Pelekauskas Jonas, čia mūsų soda kaimynas, vat, jis dirbo mechaniku, atrodo. Jis labai mėgsta tokius rašyti, labai gražiai sveikinimus rašo. Mes dabar jau nustojom švęsti, anksčiau, kai galėjom, tai ir pabalevodavom sode. Žmonės po to, kaip gamykla subirėjo, buvo labai suirzę, tokie pasipiktinę labai buvo. Vaikai baigė mokyklą, verkdami neturi nei ko apsiauti, nei ko apsivilkti. Tėvai neturi nei ką įdėti, nei kapeikos duoti. Buvo tokia mergaitė, verkdama išvažiavo ir stotį stovėjo, laukė, kada kas jau pakvies kur. Tik pateko geriem žmonėm ir neištikėjo, išvažiavus ir dabar jos nėra. Iki to gyvenimas buvo daėjęs, kad kiti nusipirko, kas karvės, kas ožkas, kas žemė ėmė, o tie, kurie, pavyzdžiui, nedirbė, to žemės buvo, jie neturėjo supratimo, ką daryti. Mes, kai sako, kaimo žmonės irgi karvę nusipirkom, tuos plotus, čia kur už stotelės, čia būdavo 4 valandą kelies, dviratį iš 2 aukšto, įsitempė, įsinešiai, važiuoja 4 valandą karvę melžt, atsiveži pieną, reikia jį atšaldyti, leidai vonion šaltą vandenį, statai tuos bidonėlius ir 6 valandą važiuoja į kaimą, ten superka pieną. Vat iš tos reikia kapeiką turėti, kad susimokėtų už būtą. Tai pastebėt, kad žmonės vieni kitiem pasiūlo padėti ten kažką iškept, pagamint, ten ateina į svečius, vieni pas kitus apkerpa. Aš pati vyrą kerpu, aš pati savo pusmetinę pasidarau. Kaimynus, daug buvo tokių klientų, bet po biškį pervargstu, man jau amžius, aš nenoriu tokiais dalykais susijęti. Viskas gerai būtų, kad tik vaistinė būtų. Va, kad vaistinė dar Didžiasalį atidarytų. Mes turim patalpas, tik kad nėra kam dirba. Va, ateikit balkoną. Čia ne taip matosi, bet raudonas plytinis. Tai čia va šitoj pusėje, kaip čia kultūros skyrius, iš anos pusės vaikų darželis, biblioteka, 2 aukšte koplyčia. Čia pamaldos būna. Didžiasalį aš jaučiuosi kaip šeimoje už tai, kad, sakau, vieni kitus labai gerai pažįstame. Jaučiamės vienas kitam reikalingi ir vieni kitiem padedantys. Čia nelieka niekas bėdoj. Aš tave labai senai pažįstu. Nu tai, kokių 40 tiksliai. Da, su viršum. Su viršum, jo. 45, kaip lieka. Da, kad nedaugiau. Matėm į sovietinius laikus, į Ir perėjimo laiką ir dabartinį laiką. Mes tokią gyvą epochą. Nu, tiesiog perėjimo laikų. Taip, ir ten papuolėm. Ir ten pagyvenom. Ten buvo gerai, kad visi turėjom darbo. A kai sustabdė gamyklą, neturėjom visada. Va tada tai buvo sunku. Ir niekas nemokėjo. Buvo sunku iki tiek, kad valgyt darydavom ant, va čia žmonės ant laužo. Ant laužo darydavo valgyt? Kodėl? Dujų nėra, elektra brangi. Būdavo prie namų ant plytų, va taip susidėta. Nu, kaip pečiukas. Lipa karėsi, lekia, skuba toksai labai priešnas, naktį miega. O išprausėm su šepetuku, su dantų šepetėliu, mes jį va taip va iškasinėjam gražiai, jis ant tiek ir pašnekamės, abudu su juo jis taip pradeda. Nu, bičiuojam, va taip va. Geras mūsų vėžliukas, Feliksas čia jo vardas. Feliksiukas. Jis buvo pabėgęs, tai net už mokyklas nuėjęs, va tenai tai atnešė vaikai, sako, jūsų vėžlys pabėgo. Sakau, ačiū, kad atnešė. Tai čia vieni kitus mes žinom. O žiūrėk, kaip nukris.
Nenukris, jisai nulipa pats. Jūs nebijokit, kad kris. Jisai labai gražiai nulipa, nusileidžia, va, tuoj matysit, va. O taip, ir viskas. Jeigu jis laiptais užlipa. Tai. Čia daug atvažiavusių daug, bet aš jau čia tikrai, čia mano kaimas buvo. Kaimas mažas kaimelis, didelis, už tai Didžiasalis ir vadinasi. Va, taip, Feliksai. Va, taip. Va, tu sukaltinu man pasifilmuok čia. Čia jie tarp kitų broliai iš vienos šeimos. Jūs draugės 10 metų. Taip, bet daugiau gal. Ir per balkoną. Susišaukim, kavos ger pasikviečiam jo. Pamojam, kas ten. Va, išbėga tai. Tai va, pasim dabar vėžliuką mano. Ir kodėl čia tokie draugiški žmonės? Kodėl? Aš pasakysiu, gal subūrė nelaimės tos daugiau, kadangi liko visi bedarbystė, reikėjo kažkaip tai įsitvirtinti, gyventi reikėjo. Tai va, ir vieni kitiem padėti turėjo. Ir kad mažas miestelis, juk pažįsti vieni kitus nuo gamyklos laikų, taigi čia jau gyvena. Nadė, kiek tu metų gyvenėjau čia? Atvažiavai visai maža mergytė. Kiek? 40. Nu, tai kur tu čia nepažinsi? Kažkaip man atrodo, kad tai, kad jūs neturit kavinių visokių ir visokių tokių vietų, jūs labiau einat vieni pas kitus į svečius. Tai taip, buvo čia alaus baras, nu tai čia. Tada buvo ten ašarų pakalnė, žmonos ėjo vyrų varyti iš to baro, nu ir ką, ir daugiau peštinių būdavo, bet kai užsidarė tas bariukas, nu tai užtenka mum parduotuvės. O valgyklų mum nereikia, visi gamina, visi savo daržus turi, visi savo turi žemės gabalėlius ir užsiaugina savo daržovės. Čia yra dar sodai kolektyviniai dideli, virš 100 gal daugiau tų sodų ir ten augina labai daug ką, viską savo. Sakyčiau, kad mūsų bendruomenė, Nadė pati geriausia, ne? Taip. Kaip mums tai tikrai geriausia, tikrai. Aš mieste gyventi nenorėčiau tikrai, nes aš ten prapulčiau iš nuobodulio. Mes čia prasimano visokių. Viską pas mus gerai. Aplankyti dažnai. Į svečius atvažiuokit, ežere daug yra.